54 puslapis. Kas sukelia tokią nevalingą reakciją? Tikrai nesudaužyta stiklinė. Jei turite veiksmingų priemonių, padedančių valdyti streso lygį ir nerimą, net ir didžiausios nesėkmės gali tapti galimybę augti ir atsirasti naujiems dalykams. Kodėl meditacija svarbi? Taip, dauguma žmonių ima medituoti, nes nori tapti produktyvesni, o kai pradėjęs pasijusite energingesnis ir išmintingesnis, tikrai nenorėsite liautis. Jei nesate tikras dėl gaunamos naudos arba vis dar manote, kad negalite švaistyti laiko tiesiog sėdėdamas, prisiminkite tokius nepaprastus užsiėmimus ir žmonės. Čia išvardinta daug man nežinomų žmonių, bet turbūt Amerikoje jie yra populiarūs. Pirmasis jų yra parašęs bestsellerį 4 darbo valandų savaitė ir vedantis vieną populiariausių pasaulyje tinklalaidžių, kurioje pasakojo, kad 90% jo laidos svečių dieną pradeda medituodami. Kita moteris pasakojo, kad meditacija jai padeda dirbti 1000 kartų produktyviau. Daugybė garsenybių ir pasaulį keičiančių žmonių sako, kad meditacija sustiprino intuiciją, leido tapti energingesniems ir galiausiai siekti sėkmės. Mes visi norime geriausių rezultatų, bet tai, kaip susidorojame su iškilusiais sunkumais, yra vienas ryškiausių veiksnių, skiriančių maksimalistus ir tuos, kurie atsidūrė bėdoje, neišnaudojo savo galimybių. Vieni meditacijos, kaip čia palaukit, atsiprašau, praleidau. Taip. Va. Visiškai nesvarbu, ar laimėjote Oskarą, dalyvavote olimpinėse žaidynėse, ar ką tik pradėjote savo verslą. Įtemptose situacijose nervinasi visi. Viršūnės pasiekia tie, kurie geba suvaldyti baimę. Būti drąsiam nereiškia nebijoti. Tai reiškia jaučiant baimę vis tiek veikti. Savigalbos guru yra pasakęs: tai pamatysite tada, kai tuo patikėsite. Tęsiame knygos skaitymą. Pratimas užsimerkus. 2 pailgintas kvėpavimas. Ši paprasta, bet efektyvi kvėpavimo technika gali neleisti įsisukti į streso spiralę, o kartu padėti labiau susitelkti į dabartinę akimirką. Su stresu negalite derėtis. Tai sužadinama reakcija kovok arba bėk. Valdyti ima migdolinis kūnas. Tai labai sena smegenų dalis, išsivysčiusi iki kalbinių laikotarpių. Štai kodėl neveiksminga sau sakyti nusiramink. O dar blogiau, kai tai pasako kas nors kitas. Toji nerimaujanti jūsų dalis nesupranta kalbos. Todėl mums reikia kūną pakeisti fiziškai arba chemiškai. Būtent tai padarysime 2 pailgindami kvėpavimą. Čia stebuklus daro 2 pailginta iškvėpimo trukmė. Taip nuraminamas klajoklinis nervas, viena pagrindinių kūno ir smegenų jungčių. Kai jis atpalaiduojamas, informacija iš smegenų gali tekėti į kūną ir atvirkščiai. Jums tampa prieinami gamtos atsakymai. Taigi, pratimas yra toks. Pradėkite įkvėpdamas pro nosį ir suskaičiuodamas iki 2. Tada iškvėpkite pro burną, suskaičiuodamas iki 4. Galite netgi pradėti kvėpuoti atsimerkęs, vaikščiodamas po kambarį, jei esate itin įsijaudrinęs. Dar kartą įkvėpkite pro nosį, suskaičiuodamas iki 2. Iškvėpkite per burną, suskaičiuodamas iki 4. Pakartokite. Jeigu pasijuskite ramesnis, atsisėskite. Pratikimą tęskite apie 3 minutes arba atlikite 15 pakartojimų. Kai baigsite, pagalvokite, už kokius 3 dalykus šiuo metu esate nuoširdžiai dėkingas. Garsiai juos įvardykite.
Neįmanoma tuo pačiu metu ir baimintis, ir būti dėkingam. Viena emocija kitą sustiprina, o paskui Stresas išsklaido. paverčia kvailiu. Stresas gali išeiti į gerą, kai padeda kūnui išgyventi dar vieną dieną. Bet ar tai yra matas, kuriuo norėtumėte vertinti savo gyvenimą? O, laukiniai žvėrys manęs nesudraskė, taigi ši diena praėjo sėkmingai. Siekdami išvengti nuolat kylančios reakcijos kovok arba bėk, kasdien turime imtis veiksmų, kad atsikratytume susikaupusio streso, glūdinčio mūsų ląstelių atmintyje. Tik tada galėsime funkcionuoti, esant aktyviai ne tik išgyvenimo būsenai, kuri būdinga didumai šiuolaikinės visuomenės daliai. Yra kelios dėmesio reikalaujančios šių dienų situacijos, kuriuose kovok ar bėk gali būti aktualios. Pavyzdžiui, jeigu jūs užpuola skersgatvyje, reikia pakelti automobilį, po kuriuo įstrigęs vaikas, tokiais atvejais būsite dėkingas už veikiant išvien išgelbėti savo ar kito žmogaus gyvybę. Netgi yra pratimų bei sveikatos priežiūros planų skatinančių hermezę, tai yra gerąjį stresą. Gerasis stresas veikia lyg šaltas dušas ledo vonia. Tai trumpalaikė veikla, sužadinanti kūną ir atnaujinanti ląsteles. Šie pratimai užtikrina pakankamą krūvį, būtent tokį laiko tarpą, kurio užtenka mitochondrijoms sunaikinti, kurios yra silpnos, ir stiprioms mitochondrijoms įsitvirtinti. Tačiau, jeigu norime atsikratyti praeityje slėgusio streso, būtinas gilus kūno poilsis, kurį suteikia meditacija. Nieko tokio, jeigu mūsų kūnas patiria šiokią tokią įtampą, bet nuolatinis stresas jį nuodija. Visiems teko patirti tokį stiprų stresą, kad nesugebėjome blaiviai mąstyti ir atlikti paprasčiausios užduoties. Negalėjome priimti logiško sprendimo. Dabar įsivaizduokite, kad jums visiškai įprastos, sudėtingos situacijos. Palaukite, juk įprastos sudėtingos situacijos yra mūsų kasdienybė, tiesa? Net jeigu stebint laikrodį ne visada apima panika, dauguma tebegyvena stipraus nerimo ir įtampos pasaulyje. Bet vis tiek tikimasi, kad į viską reaguosime lyg niekur nieko. Jeigu jautėte sugniuždytas, kad nepavyko susidoroti su visomis problemomis, norėčiau, jog atleistumėte savo, nes tai ne jūsų kaltė. Jūsų smegenys ir kūnas reaguoja jiems vieninteliu žinomu būdu. Mano tikslas – jums pristatyti alternatyvą, kuri pakeis gyvenimo trajektoriją. Šiandien streso reputacija itin prasta. Jis kaltinamas dėl aukšto kraujospūdžio, infarktų, neva tai epidemija. Jis netgi vadinamas mūsų šimtmečio maru. Taip, stresas yra šimtmečio maras. Taip, tais laikais, kai kuoką gindavomės nuo tigro arba skuosdavome į savo urvą, vildamiesi nuo jo pasprukti, mūsų kūnas galėdavo pašalinti, stresuojant besigaminančias medžiagas. Tačiau šiandien gyvenimo būdas yra sėslus, todėl atsipalaiduoti reikia kitaip. Todėl tiek daug žmonių sako, mano meditacija yra sportas. Tačiau ne, tai netiesa. Sportas yra sportas, o meditacija – meditacija. Tai du skirtingi dalykai, todėl ir vadinkime juos skirtingai. Sportuojant sužadinama nervų sistema ir paspartinama medžiagų apykaita. Tačiau atvirkščiai, sportuojant mes atsikratome tos dienos įtampos. Kai medituojame, nuraminame nervų sistemą ir sulėtiname
medžiagų apykaitą. Taigi sportuojant suaktyvinama medžiagų apykaita, medituojant sulėtinama medžiagų apykaita, kas leidžia išleisti praeityje patirtą stresą. Taip, nuraminus nervų sistemą galima efektyviau atsikratyti įsisenėjusio streso ir užtikrinti proto aiškumą. Ar esate bandę iš verdančio vandens išimti vieną ryžį? Tai beveik neįmanoma. Bet nuėmęs puodą nuo ugnies, truputėlį luktelėjęs, kol vandens molekulės nurims, tikrai galėsite paimti vieną grūdelį. Meditacija padeda greitai nuraminti nervų sistemą ir leidžia kūnui gerai pailsėti. Taip nervų sistema sureguliuojama ir jūs atsikratote streso, kurio kitaip neįmanoma numalšinti.